labiausiai patinka miškai, grynas oras ir tiesiog be šurmulio lauke atsikelti. Čia galima turėti arklį, ožį. Mes turim daug erdvės, daug laisvės. Mums smagu. Mūsų ūkis tai ne tik darbas, bet ir mūsų šaknis, vaikai ir ateitis. Meilė kaimui augina mus drauge su pačiais savim augti, didėti ir mėgautis laisvę. Lietuva prasideda ne nuo miesto. Ji prasideda nuo žmogaus, kuris keliasi anksčiau už saulę. Nuo rankų, kurios moka daugiau nei kalbėti. Nuo traktoriaus, kuris kartais neužsibeda pačiu netinkamiausiu momentu. Nuo karvės, kuri kantriai laukia savo žmogaus. Ir nuo bičių, kurios dirba daugiau už visus mus kartu sudėjus. Kiekviena valstybė prasideda nuo žemės, nuo žmonių, kurie ją dirba, nuo tikėjimo, kad drauge galime daugiau. 1926 metais gimė institucija tapusi Lietuvos žemdirbių ir kaimo balsu – Žemės ūkio rūmai. Balsu, kuris vienijo, stiprino ir kūrė valstybės pamatus. Tarpukario Lietuvoje daugiau kaip 75% žmonių dirbo žemės ūkyje, kuris kūrė pusę ekonomikos ir sudarė 80% eksporto. Lietuva tapo vienas svarbiausių pieno, mėsos ir linų eksportuotojų Europoje. Vien linai sudarė iki trečdalio eksporto. Per 20 metų žemės ūkis augo iki 4% kasmet ir sukūrė stiprią ūkininkų valstybę. Istorija atnešė išbandymus. Žemės ūkio rūmai buvo uždaryti okupantų. Laisvas balsas buvo slopinamas. Tačiau jo šaknys per gilios, kad būtų išrautos. Atkūrus nepriklausomybę, drauge su Lietuva atgimė ir žemės ūkio rūmai. Sugrįžo vienybė, sugrįžo balsas, sugrįžo atsakomybė kurti kaimą ir pažangų žemės ūkį Lietuvoje. Per 100 metų keitėsi laikai, valdžios, technologijos, kartais net pasaulis, bet buvo žmonės, kurie nenustojo auginti duoną, gyvulius, sodus ir lietų. Kai buvo sunku, jie dirbo. Kai buvo neaišku, jie vis tiek sėjo. Kai reikėjo iš naujo kurti valstybę, jie kūrė. Tai buvo augimo metas. Žemdirbiai telkėsi, dalijosi žiniomis, kūrė stiprią ir pažangę Lietuvą. Žemė tapo ne tik dabartimi, ji tapo ateities pažadu. Lietuvos žemės ūkio rūmai rūpinasi švietimu, telkimu, pažanga. Žemės ūkis tai ne tik tai, ką valgome. Tai žmonės, kurie net ir sunkiausią rytą išeina dirbti. Tai kantrybė, tai užsispyrimas, tai meilė žemė. Ir kol Lietuvoje bus žmogus, kuris sėja, tol bus ir Lietuva. Kaimas bus gyvas tol, kol jame gyvens žmonės, kuriems žemė ne tik darbas, o gyvenimo dalis. Kol bus rankų, kurios su meilėje dirba, ir širdžių, kurios ją jaučia. Kol bus kas kiekvieną rytą išeina į laukus su viltimi ir kas vakarą sugrįžta su dėkingumu. Kol bus žmonių, kurie myli žemę taip, kaip myli Lietuvą. Jau 100 metų drauge su šiais žmonėmis, jų darbu, jų rūpesčiais, jų svajonėmis eina ir žemės ūkio rūmai. Augame kartu su Lietuva.